Šiandien turim ketvirtadienį, turim korvetą, įsivarėm baltą selą, pavyko atvykti, vienas nusikrauna. Turime jau perprestatus keliam blokus. Kadangi jau pavasaris ne už kalnų ir reikia vis atrasti laiko ir saviem projektam. Turim antradienio rytą ir šiaip vienu metu labai daug projektų pasikabinę, tai einam apžiūrim, ką čia turim. Čia turim Returnil Jaguarą, galiausiai jam atvyko visos detalės, vakar įsivarėm ir pradėjom prie jo krapštyti. Tai, kaip matot, ieškom galvutės. Domas pametė galvutę kažkur, tikėkimės ne į vidų į motorą. Ai ne, žvakinė šitai. Tai po truputį vyksta darbai prie Jaguaro, jau pakeista vosto lentelė tarpinė, priekis dar neišardytas, galas jau apardytas, trosai išimti, bus išvežti restauracinės nauji, žiauriai daug kainuoja. Tačiau turim problemą, tai išpresavo seilium blokus ir radom kiaurą šakę. Tai čia nuo ryto jisai man tokį galvos skausmą uždavė, bet reikės kažkaip tą išspręsti. Reikės surasti kitą šakę. Tai kol kas tokios tokelės su Jaguaru. Toliau bandysim įkrapštyti. Dar atvyko ne tokios galinės stabdžių kaladėlės, tai reikės pasiimti kitas ir bandyti toliau. O dabar einam prie kitų projektų. Tai čia turėjom kregždę ir domą. Gavome kitą ABS bloką. Tai dabar tiesiog pakabintas ore, pajungta diagnostika ir master flowmaster. Blogą atvežį? Ne. Nu tai kodėl blogą atvežį? Taip išėjo. Taip išėjo. Nu jo, man irgi tai būna. Tai va, kol Domas aiškinasi ir ABS blogas yra geras, pažiūrėsim, ką jis veikia su šito grožiu. Nesąmonėm užsiminėjai? Nu ne. Va, kaip gražiai suvyniojo išmetimo juostą. Starterį irgi apvyniojom. Jeigu pamatysim, starterį irgi apvyniojom juostą. Tikėkimės, tas nors kažkiek padės. Bet jeigu ne, tai tada teks tiesiog užsakyti naują starterį ir pakeisti į naujų, nes kai automobilis pakaista, starteris vos prasuka variklį ir sunkiai užsiveda. Tai daromi tokie paskutiniai darbai, bus atiduodamas ir tada žiūrėsime toliau. Dar pačiam kampe, tam projektiniam mūsų kampe įsivarėm korvetą. Jam dabar bus išiminėjamas variklis, tai prieisim prie to, pažiūrėsim, kaip ten seksis. Projektiniam kampe atsidūrė jau anksčiau epizoduose matytas korvetas su tikrai galingu varikliu. Bet, kaip minėjome, turėjom problemų su varikliu, kad viena galvos tarpinė buvo prapūsta. Tai buvo nuspręsta motorą lupt lauk visą, nes tiesiog bijome, kad bus dar kas nors paslėpta ir dar kas nors nepadaryti iki galo, kad nebūtų taip, kad pakeičiam vieną galvos tarpinę ir paskui išlenda dar. Tai buvo nuspręsta, kad lupam variklį į viršų, dedamės jį ant stalo, viską išserdom ir žiūrim, kas ten blogai daro. Tai vat, po truputuką vakarį Evaldas jau jį pradėjo ardytis. Jau nuserdė viskas, kas yra aplinkui, tai ten išmetimo kolektoriai, oro filtrai, generatorius, starteris. Tai kaip matot, priekį jau tikrai atsirado daugiau vietos, išmetimas irgi yra nuimtas. Tai po truputuką ardysis toliau ir variklis kelsis į viršų. Tai kol kas prie jo tiek. Žiūrėsim, kaip čia seksis jį išimti ir ką rasime viduje. Na, jau pavasaris ne už kalnų ir reikia vis atrasti laiko ir saviem projektam, tai kaip matot, čia yra įvarytas mano asmeninis Opeliukas žaislas, tai galiausiai, manau, pavyks jį pasibaigti. Jam liko sudėti visas apdailas, lenkščius, viskas salone yra dabar taip negražiai sumesta, tai reikia susikliuoti lenkščius, susidėti veidrodėlius ir susimontuoti hidraulinį rankinį. Manau, galima bus tą pasidaryti per šį savaitgalį, jeigu mums laikas tą leis ir galėsim su juo gazuoti į kačerginę, į žiedą. Tikėkime, šiais metais gal nepaliksiu šio atitvarose kaip praeitais, bet bus tai bus, ką padarysiu. Šitas smagu buvo ir galima buvo važiuoti toliau.
O dar blogiau negu atitvarai, tai yra mūsų kolegos Ariaus. Jisai va išsiardė savo variklį. Kur čia, ne ta pusė Ariau? Vat kad tai va nepadarytume, čia linkime visiems. Jau geriau atitvarai, pigiau gal gavosi negu blokas Arijui, bet susirinks ir jisai ir galima bus lėkti, gazuoti. Tai kol kas tiek, žiūrim kaip sekas su Datsun. Tai jau susidėjo naujas stabdžius pagrindinis cilindriukas su bakeliu ir susirinko visi stabdžiai. Dar reikės susakyti stabdžių kaladėlės naujas, bet kol kas jisai vis tiek dar nevažiuos niekur, važiuos pas kebulistus atgal, tai paliksime taip. Bet dabar užkurt negalim, nes dar neturim žvakių. Tai dabar sėdu į vidų, spaudau pedalą, Arijus nori nestabdžius ir turėsim stabdžius. Tai pavyks mums, ne? Reikia tikėtis. Tai žiūrim kaip čia gavosi ir bandom orinti. O tai va, sėdžiu viduj, be sėdynės, be nieko, ant žemės ir darau kojos mankštą. Tai va po truputį ir spaudysiu, kol Arijus nori stabdžius. Turim korvetą, naujesnį truputuką ir pabandysim jį užsivest, važiuoti į vidų ir pasikelt ant keltuvo, žiūrėti, ką čia turim. O, kaip čia įkritau. Reikia ieškoti, kur kapotas atsidaro. Nerandu. Reikia surasti, kur atidaryti kapotą. Negaliu surasti, kur atidaryti kapotą. Ar jau padėsi man atidaryti kapotą? Su bulgarkė? Reikia kažkaip surasti, nerandu kur. Kažkur buvau radęs tada. Lygtis kažką atidariau. Taip. Nu va, Arijus pakėlė kapotą. Aš turiu raktelį. Pabandysim užsivesti. Atsirado gyvybė. Turim degimą. Bandom vest. Ko puikiausiai dirba. Galime važiuoti į vidų. Poweras įsijungia. Ir važiuoja į priekį. Ir dar kondicionierius veikia. Oho. Viskas. Atvykom. Jungiam neutralą. Ir gesinam. Patai, korvetas kyla į viršų ir žiūrėsim, kad čia mes vieną gerą turim. Gal net neremontuosim, gal blogai ten bus. Lauksiu šersim žiemą. Šersim žiemą? Negalima teisės padėsi, kaip mūsų draugas, kur BMW remontuoja. Ką tik pasiėmiau sabą iš suvedimo, tai varom pravažiuosim ratą, pažiūrėsim, gal dar išlys kokie nors garsai, patikrinsim ar vairas tiesiai ir ar galim su juo važiuoti. Tai lekiam test drive'ą ir pažiūrim, kaip jisai važiuoja. Tai pirmi įspūdžiai važiuojant tikrai jaučiasi, kad nėra turbinos. Nes nuspaudus gazą tikės, kad jisai pradės važiuoti, kai užpūs turbo, bet prisimeni, kad jisai tokios neturi. Tai norėtus gal biškį gyvesnio, bet vis tiek, kaip atmosferikui, manau tikrai puikiai. Tai, manau, padarau vieną greitą nuotrauką, kad įkelti storiuką Instagramą ir lekiam toliau. Nes kol kas vairas tiesiai, važiuoja gražiai, tai tikėkime, kad daugiau problemų su juo neturėsim. Reikės dar apeiti, pažiūrėti, kas man prie jo liko ir galėsim atidavinėti. Kol aš važinėjau su sabais, Arijus jau sudėjo diskus. Tai kaip matot Mersas, jam gavom benzinų, nes ten beveik pasibaigiau. Čia turim naują, seną diską, o kitą pusę jau ir surinko. Kaip susirinko Ariaus stabdžiai? Lengvai, priekį. Paprastai. Diskai sudėti. Va, nusipirko visą maišą riešutukų. Tai dabar varys. Dirbs normaliai. Dabar normaliai dirbsi.
Tai va, šitoje pusė irgi jau sudėta, tai reikia man eiti ieškoti detalių, nes gale suportai visgi nesusistumė. Tai man reikia eiti ieškoti cilindriukų ir komplektų. Tai bėgu daryti tą, kad Arijus nestovėtų ir į mane piktai nežiūrėtų. Kol Arijus nemato, aš iš jo greit guminuką. Ir aš einu dirbti, einu detalių ieškoti. S-klasė jau atvyko vėl į servisą. Tikėkime paskutinį kartą, įsidės bakas, užsikurs ir galėsim atiduoti, reguliuotis karburatoriam ir tvarkytis šventuvui ir važiuoti registraciją. Nes jau kaip ir viskas liko paskutinė detalė, bet aišku būna kai visą laiką dar kas nors išlenda. Tai jau paskutinį kartą mašiną šitą įvarysi čia ar ne? Gal tikėkimės, nežinau, nieko neatsakau už savo darbus, taip pat bako kokybė irgi nieko nesakau. Nu va tai va, koks kompetitingas ir atsakingas meistras. Tai va, bet gražus Mercedesas, nemeluosi. Labai, kaip sakant, buvo apgautas pirkėjas, buvo pirktas šių už brangiai, tai visiškai šūdo buvo. Supuvęs visas. Bet tai va, tai įdės baką ir važiuos. Turim 123 Mercedesą, ant gražių ratukų. Aišku, jisai nebūtų senas Mercedesas, truputį pagedo, vakar aš jį pasėjau pavažinėti ir pradėjo generatoriaus lemputė mirksėti. Dar greitai nusiėmiau fiškutę, išsismėliavau kontaktus, truputį padėjo, bet kad ramiai važinėt, paprašiau meistro, pačio geriausio Mercedes meistro, Domo, Turi ką tik pasinti. kad nuimtų man generatorių ir galėtume generatorių išvežti remontui, patikrai ir remontai. Tai dabar bus taip ir padaryta. Turime penktadienį, visi nori šiandien pabėgti anksčiau iš darbo, nes vakar iš vis turėjau nedarbo dieną, bet vis tiek turim ką veikti, tenka pasidaryti. Tai kaip matot, vaikštau su Porsche kepuryte, aš buvau užsakęs savo Porsche, man atsiuntė tik kepurę, sakė, teks palauk biškį, bet šiandien laiminga mano diena, nes pagaliau atvažiavo jisai. Ne, juokauju, čia yra Retronil 911 ir jis pas mus atvarė greitam, net aptarnavimui, tiesiog apžiūrai greitai. Ir turime įtrūkusi generatoriaus diržą, jeigu Arijus man leis parodyti. Tai turime generatoriaus diržą įtrūkusi, jį pakeisim, jau užsakytas ir patikrinti, kur tepaliukas bėga. Tai sužiūrim šitos daiktus ir galėsim paleisti važiuoti. Šiandien dar turime Lincolną ir Cadillacą. Tai Cadillacas raudonas grįžo, nes kažkaip benzino nebegauna, tai reikės žiūrėti. Sabui yra ištekintos naujos stogo pakilimo įvorės. Jos va čia jau yra padėtos, man reikės jas sumontuoti ir pažiūrėti, ar stogas tiesiai atsidaro. Ir turime Lincolną. O Lincolnui problema yra, kad nėra ketvirtos pavaros. Tepalą lygį patikrinom ir radom porą vakuumų nulūžusių. Tai tikėkimės, kad tame ir bus problema. Tai dabar laukiam, kol gausim detalės, kad pakeist vakuumus ir galim bus bandyti. Tikėkimės atsiras ketvirta pavara ir galima bus važiuoti toliau su juo. Tai kol kas tiek, pažiūrėsim, kai dirbsim prie jo. Panašu, kad teks dirbti parom arba kažkaip parą prailginti, nes dar vienas atvažiavo projektas ir mes jau labai jau daug turim, bet kažkaip gal pavyks. Tai atvyko Mazda 626 GT Turbo 4WD. Jau pavadinimas toks ilgas, kad wow. Bet jo, atvežė dar vieną ir pažiūrėsim, kas čia bus geras su juo. Kiek greit pasilinkiau, dugnas atrodo nesupuvęs kaip Mazdai, tai svarbiausias mano dalykas. Matos, kad jisai yra truputį padaužytas, palamdytas. Bet galėsime apeiti iš arčiau, o dabar einu padėti nukrauti mašiną ir pažiūrėsim, kaip jinai atrodo, kai jau bus ant žemės. Važiuojam, nereikia stabdžių. Radiniai po kapotu. Čia buvo tikrai gyventojų būta, ne vienas ir ne du. Salone baisu sėdėti asmeniškai buvo, nepatiko labai. Ypač kai pamatai ant kapoto tokius lipdukus, jeigu uždarysi. Kai va tokį lipduką pamatai ant kapoto,
nelabai smagiai pasijauti. Salone irgi tokį patį turim. Labai prastos būklės salonas, ir voratinkliai, purvas, smėlis ir visa kita. Tai va toks aparatas. Čia turime XVT Jaguarą. Tai dabar jis yra atvarytas tokiam lengvam remontui. Jam kartais pašokinėja aušinimo temperatūra daugiau negu turėtų. Tai buvo nuspręsta pakeisti termostatą ir išplauti aušinimo sistemą. Tai jau, kaip matote, darbas yra pradėtas. Dar pribėgsiu prie Martyno, kai jisai daugiau prie jo dirbs. Paklausiu, kaip jam ten sekėsi ir ar padės šitas dalykas. O šiandien ryte, kaip minėjau, turim tikrai platų pasirinkimą. Gal ir nelabai klasikiniai automobiliai, bet čia turime Jaguarą, kaip matėt, ką tik žiūrėjom. Kabrioletas, gali pasivažinėti. Tuomet turime sportinį Peugeot, paruoštą raliui. Domas jį ruošia važiuoti į varžybas. Tai toksai va, vienas kabrioletas, kur gali ramiai sekmadienį važiuoti pasivažinėti. Kitas turime ralinį Peugeot. Galėsim gal ir viduje apeiti, kai jis nusileis ant žemės. Tuomet šalia turime didžiulį kemperį. Irgi jau galima vadinti klasikiniu, bet jo, mes ir tokius remontuojam. Ir Maseratis. Jam dabar yra nuimti karburatoriai. Visi 4, kaip matote dabar nieko nėra, tai galima nueiti į viršų, pažiūrėti, kaip jie susirinko. Deja, nespėjau, truputį pavėlavau anksti ryte, jas išrinko ir surinko, tai galėsiu parodyti, kaip jie atrodo. Bet dar pats eisiu nuiminėti S-klasės Mercedesui karbus, tai galėsiu ten ir pafilmuoti. O dabar einam į viršų, pažiūrėm, kaip atrodo karburatoriai. Karburatoriai va, jau yra perinkti, visi 4 Weberiai. Tai sutvarkyti, perinkti ir galima bus montuoti juos atgal. O kadangi pakilau į viršų, dar turiu jums ką parodyti. Tai čia turime Corvette motorą. To balto, kuris buvo išimtas. Tai jis jau yra pilnai išardytas. Viskas yra sudėta tvarkingai į dėžes. Čia viskas yra sudėta tvarkingai ant stalo. Alkūninis velinas, visi indeklai, karburatorius ir siurbimo kolektorius. Problema viena jau buvo rasta. Tai čia, kaip matote, yra hermetikas. Ir čia tiesiog neatlaikė tarpinį ir pradėjo leisti aušinimą į vidų. Tai čia tikrai jau daryta, taip neturi būti. Tai va toks nelabai smagus dalykas, bet manau, kad išardysim, išsiaiškinsim, kas ten per problemos iki galo. Ir galėsim jį defektuotis, rinkti detalės, užsakytis, gauti ir surinkti atgal. Tai vat, čia matot visą pabertąją variklį. Tiek stūmoklius, tiek visus pakėlėjus, alkūnių veliną. Tai vat, ateis Lukas, dar paklausiu jo, kas ten iš tikrųjų buvo, kas ten blogai ir gal daugiau papasakos apie tai. Ta diena, kai Datsunas išvažiuoja iš mūsų, tai jau atvažiavo traliukas pasiimti jį, šitą gražuolį. Tai važiuoju aš kartu. Vieną išvešim, kitą parvešim. Tai dabar jį pasikraus ir galima bus išvežti. Į kabliuką susikroviau visas likusias detalės jo, kurių reikia, kad surinkti ir galima bus važiuoti. Ai, dar ne? Tai važiuojam su Datsunu, aš šalia važiuoju su kabliuku, vežuoju detalės. Važiuojam su keist, vieną atiduodam, kitą pasiemam. Tai va, visai neblogas vaizdas iki centraliuko. Pavyko atvykti, vienas nusikrauna ir kitas pasikrauna po remonto. Tai vieną išvešim, kitą parvešim. 280 liks čia surinkimo darbams, jau yra atvykusios beveik visos detalės. O šis važiuoja pas mus atgal į dirbtuvės ir galėsime toliau apeiti, ką dar jam reikia tvarkyti. Ten buvo vairo kolonėlė, sankabos cilindriukas, tokių smulkmenų, tai galim bus pasižiūrėti.